Deividas Vaitkus, Deividas Loganas jau veržiasi pats, metimas nuo lentos taiklus. 28-26. Loganas, pataiko Deividas Loganas. Ir buvo akivaizdu, kad jau NKL marškinėlius išaugo ir pats metas žengti žingsnį į priekį. Loganas, trečias šūvis paeiliui, bingo. Petrilevičius ir vėl Deividas Loganas užklumpa nepasiruošusi varžovą, dvigubinamo gynyba. Logano dėjimas iš viršaus. Loganas pro Jermainą Lavą. Taip ir nepasakysi, reikia net pasižiūrėti ir kartais gimtadienio šiandien nešvenčia. Ne, gimtadienio nėra. Štelėje Serbas pakeitė Igną Vaitkų. Loganas, pataiko Deividas Loganas. Corey Fisheris. Loganas, dar vienas Deivido Logano metimas. Su kitu Lietuvos ryte anksčiau rungtyniavusiu centru Marijonu Petravičiumi. Vizualiai iš tikrųjų panašus. Kažkiek gal ir Lavas. Netikslus perdavimas, Rokas Giedraitis pabėga į priekį, nespėja prasižengti Nevėžis. Loganas, dar 3 taškai. Loganas. Ir vėl Deividas Loganas žudo Kėdainių Nevėžį. Bet dabar jau pritrūko ir Fortūnos, išsisuko kamuolys iš krepšio. Loganas. Jomantas grąžina kamuolį Deividui Loganui. Prieš jį Smiljaničius. Kaip lengvai įveikė serbą Deividas Loganas. Įpusėja pirmasis rungtynių kėlinys. Loganas skuba į priekį. Jo prasiveržimas, metimas su pražanga. Deividas Loganas pataiko. Taškai yra įskaitomi. Gali susikeisti, likti prie Lavrinovičiaus, prie Skučo arba Tarolio ir nuo to per daug nenukirčia Lietuvos ryto gynybą. Tas universalu. Loganas atsako tritaškiu Deividas Loganas. Rolis. 6 taškai, atkovotas kamuolys ir rezultatyvus perdavimas. Gera asmeninė Donato Tarolio statistika. Deividas Loganas. Man atrodo, kad ir rekordus spės pamušti šį sezoną Deividas Loganas. Fischeris, Loganas. Taigiai išmeta kamuolį Deividas Loganas ir svarbiausia taikliai. Reikės dviženklių taškų skaičiaus. Bet taškus renka absoliučiai visi. 10 aikštelėje pasirodžiusių panevėžiečių yra pasižymėję. Deividas Loganas. Koks yra susitikimo rezultatas? Artūras Jomantas siunčia kamuolį Deividui Loganui. Deividas Loganas veržiasi po krepšiu, atsitveria oponentą kūnu. 2 Deivido Logano taškai. Kovoja kamuolį po savuoju krepšiu. Corey Fisheris. Deividas Loganas. Logiškas variantas turbūt būtų tas, jei Deividas Loganas ilgai laikytų kamuolį savo rankose. Jis ir jo mislė kol kas taip ir lieka mislė Vilniaus Lietuvos ryto ekipai. Adamas Lapeta. Deividas Loganas. Ketvirtį, tačiau iki tol buvo grėsmė Vilniaus Lietuvos ryto komandai. Deividas Loganas gauna savalaikį Deivido Gailiaus perdavimą. Vėl įstringa Vilniečio ataka, 6 sekundės jai. Loganas. Jo individualių veiksmų kol kas dar nematėme. 2 sekundės. Loganas meta per rankas ir čia nieko naujo. Abu krepšininkai irgi jaučia, kad svarbu išnaudoti minutės aikštelėje. Deividas Loganas tokių progų nešvaisto. Loganas kaip išmaudo Artūrą Valeiką. Ten vėliau ir Regimantą Minetą. Nokautuoti varžovų Vytautas neleido. Loganas sunkus metimas per Artūrą Valeiką. Ir tokius. Lietuvos rytas priekyje, bet aišku persvara dar ne fatališka. O šis vyrukas yra Loganas laisvas. Juventus ir gali galbūt paplosėm ir po kokio pirmojo sėkmingo taikaus metimo, bet ilgainiui ta visa nostalgija dings. Ir
O čia Reividas krepšininkas, na taip, vyrukas neįgimų sugebėjimų ir praktiškai kiekvienoje transliacijoje kiekvienas komentatorius tą paminė ir aš čia nesuskubau perdavimus. Dabargi, kuomet Braudusas yra komandos etapo organizatorius, Loganas žinoma kamuolį kontroliuoja rečiau antroje rungtynių dalyje, ar Juventus komandai užteks jėgų ir toliau demonstruos šį ekipą tiksliai. Nutraukė Lietuvos Ryto atakai, liko 10 sekundžių. Davidas Loganas, viena ranka prieš Užsidirbo ketvirtąją asmeninę pražangą. labai rimtas pavojaus signalas komandai. Čia. Davidas Loganas niekina Gyčias ir Rutavičiaus čiurnas. Aikštės šeimininkai turi 3 taškų deficitą ir Lietuvos Rytas bando atotrūkį didinti. Loganas. Loganas ir Drew Gordonas atrodo gavo daugiausiai Tomo Pačėso dėmesio minutės pertraukėlės metu, lyg jiems būtų skirtas svarbiausias vaidinys 52-51. O čia ir toliau labai nerezultatyvi rungtynių pradžia pasvalyje tarp vieno žvaigždžių ir Lietuvos Ryto. Loganas kaip prostomingai kūrėsi antruosius šansus ir toliau ryškėja tą jų ūgio persvarą. Čia vėl Loganas prieš Derek Galau, Lapotepšį. Lietuvos Rytas apsigina, greitas perėjimas į ataką. Davidas Loganas turi pataikyti. Kėdainiečiai laikėsi kovoje iki pat trečiojo kėlinio. Dar sunkesnis mačas yra čia pasvalyje. Džiosios pertraukos į jo sąskaitą įkrito papildomi 2 taškai. Vėl Loganas. Jau tik 3 sekundės atakai, Davidas Loganas. Wow. Aišku, dabar jį vėl dairysis komandos draugai. Loganas dar kartą taikė visiškai staigiai. Vyko rungtynės taškas į tašką, užteko... Loganas, 5 tritaškiai. O dabar Laridrių Neptūno komandos žaidėjai, nepavyksta tik tai pataikyti. O Lietuvos Ryto vidurio puolėjas. Davidas Loganas. 3 taškai. Nenugalimumo ir nepažeidžiamumo aureolės. Davidas Loganas. Išnaudoja savo jėgos persvarą prieš. Loganas atšoka nuo Mažeikos. Dar vienas. Bandžiusiam išmušti kamuolį iš Drew Gordono rankų. Davidas Loganas. Dar vienas jo metimas stabiliai ir patikimai. Renka taškus. Čia susitikimo pradžioje. Davidas Loganas. Simas ir nepavyksta pasižymėti gyvybių ginčai. Sunkiai kelias nuo parketo. Lau. Dar viena Lietuvos Ryto ataka 7 sekundės metimui. Loganas super sudėtingas. Atkovoti kamuoliai net 27-13. Pirmauja Vilnius Lietuvos Rytas. Lau. Bet ir šiuo žaidimo elementu negali naudotis šiandieną sėkmingai pasvaliečiai, tai būtent kurti žaidimo ir itin iškalbingas. Šį vakarą Vilniuje, o skaitytis visi varžovai šį sezoną, jo labiau, kad Panevėžio klubas ir į kitą Europos taurės atsideda. Vytenis Litkevičius yra labai gera naujiena Virginijui Šeškui. Labai sėkmingai pradėjo varpų, Virginijui Šeškui nereikia. Ir štai čia toliau klaidos, toliau jokios darnos puolime. Loganas iš viršaus. paspartinti ataką Jomantas, dabar... Taip, Loganas pameta į Šakiračio Lukas Lekavičius. Pradeda rungtynės nuo pat dvikovos pradžios ir taip pat sakė, kad šiuose rungtynėse taupymosi jokio nebus. Ir dar vienas jo sėkmingas epizodas ir jau 5. rezultatyvus perdavimas šiame susitikime. Valdas Vasilis. Visiškai įprastinis Tomo Pačėso manevras. Lapeta pradeda rungtynės starto 5, bet Budaitis yra 6. žaidimas. Dar kartą apsigina aikštelės šeimininkai. Loganas laisvas iš toli, 3 taškai. Giedraitis, Loganas dar kartą iš toli ir dar kartą taiklas. 5 sekundės lieka, Loganas galbūt ir pats bandys užbaigti šį kėlinį. 3 kartą iš eilės meta iš toli ir lygina rezultatą. Kopiras pražangas. Akaljonas. Štai dabar Vilniaus Lietuvos Rytui jau reikia tikslumo ir gynyboje, ir puolime. Štai Linijoje reikia mesti maksimalias pajėgas, net jeigu jos nėra ir pilnai pasveikusios. Ir Davidas Loganas. Ir pralaimėjo niekur kitur, o čia savo žiūrovo akivaizdoje perima kamuolį Lietuvos Rytas. Davidas Loganas skuba į priekį. Taškai ir jis pataikė. Situacija dabar jau kitokia. Klubas iš bankroto išsikrapštė. Čia Davidas Loganas. Davidas Loganas. Na dabar Lietuvos Ryto komanda turėtų pasinaudoti varžovo komandos psichologinių smogų. Davidas Loganas vienas iki galo. Gifei, Ismetas Akpinaras, Elmedinas Kikanovičius, Enginas Acuras ir Dominikas Johnsonas. Pirmoji Lietuvos Ryto ataka ir diskusijų sukėlė. Tačiau jis švarus rungtynių ir išvykų būtų labai gerai ir labai svarbu iškovoti bent vieną pergalę. Ir paskutinysis šansas Alba komandoje prieš tai net 4 metus Elmedinas Kikanovičius žaidė Rusijoje. Čia
Panašu, kad šiam žaidėjai patinka mesti tos metimus paskutinę sekundę ir ypač iš sudėtingų situacijų. Loganas taip pat moka tai daryti. Dar vienas Lietuvos Ryto komandos tritaškis. Chimki matysime Vilniuje. Be Jonatano Tabu žaidė Bilbao komanda. 6000 žiūrovų, bet vis tiek triukšmas dabar jau didžiausias. Loganas iš toli. Labai svarbus metimas. 3 taškai. Loganas. Arčiau krepšio. Vėl pats taškai krepšyje. Iškovojusi pergalę turi bilietą kitame etape ir po 6 perdavimus sėkmingai keičia mums gerai pažįstamas Enginas Atsiūras. Čia Loganas, taip, dabar Deividas Loganas iš toli netaikliai, Gordonas traukia kamuolį ir kaip ištraukia jį. Vilniečių bokštas tiesiai Loganui į rankas, Loganas iš toli. Loganas bando atsidengti, taiklus Deivido Logano metimas iš 3 taškų zonos. Jūs vilniečiams šiame mače. Loganas darbuojasi čia Lietuvoje jau gerą savaitę su asmeniniu treneriu, kuris atvyko iš Jungtinių Amerikos valstijų. Čia Loganas iš 3 taškų zonos. Reguliariajame pirmas ratas jau sužaistas, vėl apvogtas Aleksejus Švedas. Kartais toks įspūdis, kad šiek tiek net ir maivosi puolime jis. Taip nebūtų kokios nors netikėtos 5-osios pražangos. Deividas Loganas meta labai sudėtingą metimą iš 3 taškų zonos. Kokį metimą pataiko Deividas Loganas. Gailius Gordonui, Gordonas prieš 2 varžovus. Loganas šiek tiek erdvės turi. Paskutinė ketvirtojo kėlinio minutė. Lietuvos Rytui dabar reikia tikslios rezultatyvios atakos. Deividas Loganas prieš žymiai aukštesnį Jeremy Evansą. Žaidžia pats, meta mindamas liniją, bet pataiko Deividas Loganas. Stojasi Vilniaus Siemens Arena. Deividas Loganas su kamuoliu. 6 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Loganas prieš Novelį Bungų Kolo. Loganas likus sekundai meta sudėtingą metimą ir pataiko Vilniaus Lietuvos Rytas. Iškovoja antrąją pergalę Europos taurėje. Deividas Loganas palaidoja Maskvos Srities Chimki komandą. Ir dabar šio epizodo vaizdo peržiūra, tačiau buvo akivaizdu, jog Deividas Loganas spėjo išmesti kamuolį ir Vilniaus Lietuvos Ryto komandos kapitonas, Vilniaus Lietuvos Ryto komandos generolas išplėšė vilniečių pergalę.